Pristatysime Jums Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano priemonę Miško veisimas ir atkūrimas. Ar kada nors galvojate pasodinti mišką ir palikti ilgalaikį pėdsaką gamtoje? Priemonė Miško veisimas ir atkūrimas suteikia unikalią galimybę tai padaryti ir dar su valstybės parama. Miškas tai ne tik gamtos dovana, bet ir investicija į ateitį. Jis saugo mūsų klimatą, padeda dirvožemiui, o dabar ir gali padėti Jums įgyvendinti vertingą projektą. Šiandien kviečiame susipažinti su priemone Miško veisimas ir atkūrimas, pagal kurią galite gauti paramą naujam miškui sodinti arba atkurti jį po stichinių nelaimių. Pagal priemonę remiama dviem kryptimis. Pirmoji – miško veisimas žemėje, kurioje jis iki šiol neaugo. O antroji – miško atkūrimas plotuose, kuriuos nusiaubė gamtos stichijos – vėjai, gaisrai, kenkėjai ar ligos. Abi veiklos yra svarbios ir gamtai, ir žmogui. Paramos lėšos gali būti naudojamos miško įveisimui ar atkūrimui, dirvos paruošimui sodinimui, sodmenų įsigijimui, miško želdinių priežiūrai ir apsaugai nuo žvėrių, jaunuolynų ugdymui. Miškas gali būti veisiamas tiek sodinant sodinukus, tiek žėlinimo būdu. Pasirenkamos tokios rūšis kaip ąžuolas, pušis, eglė, beržas ir kiti vietiniai medžiai. Svarbu, želdinių plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 hektaro viename sklype. Parama skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Jei turite privačios žemės, galite pretenduoti ir dalyvauti šioje priemonėje. Paramą taip pat gali gauti ir savivaldybės. Svarbu, žemė turi būti valdoma nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais. Norint gauti paramą, būtina turėti patvirtintą miško želdinimo projektą. Minimalus naujai veisiamo miško plotas – 0,5 hektaro. Projektas turi būti suderintas su valstybinė miškų tarnyba. Taip pat būtina užtikrinti rūšinę sudėtį, ne mažiau kaip 20% lapuočių. Paramos lėšomis galima kompensuoti įvairias išlaidas. Sodmenų, tvorų, repelentų pirkimą, miško įrengimo darbus, mechanizuotus ir rankinius sodinimo darbus, priežiūros darbus, želdinių ravėjimą, želdinių apželdinimą, apsaugos atnaujinimą. Miško želdinių ir želdinių priežiūra remiama ne ilgiau kaip 3 metus, o atkūrimo ir ugdymo darbai gali būti atliekami iki 5 metų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo. Paramos dydis priklauso nuo pasirinktų medžių rūšių ir miško veisimo būdo. Pavyzdžiui, už 1 hektarą ąžuolų galima gauti daugiau nei 2453 eurus. Taip pat galima gauti papildomą paramą už tvorą nuo žvėrių ar repelentų įsigijimui 1484 eurai už 1 hektarą. Maksimali 1 hektaro parama su papildomomis investicijomis gali viršyti net 4000 eurų. Svarbu, kad parama skiriama pagal fiksuotus įkainius. Tai reiškia, nereikia teikti sąskaitų, tiesiog užtenka įgyvendinti veiklą ir pagal atliktą darbą bus apskaičiuota suma. Svarbiausia, įgyvendinti projektą pagal patvirtintą planą, pasodinti medžius per nustatytą laikotarpį, tinkamai pažymėti plotus, įkelti nuotraukas į mobiliąją programėlę NMA Agro ir pateikti reikiamus dokumentus. Parama išmokama be mokėjimo prašymo, tik atlikus darbus ir pateikus įrodymus. Miškas – tai palikimas ateities kartoms. Miškas – tai gyvybė, tvarumas ir galimybė kurti. Jei turite žemės, kodėlgi jos nepaversti investiciją į žalią ateitį? Kreipkitės, konsultuokitės, įgyvendinkite savo žaliąjį projektą. Pasinaudokite paramą ir padarykite prasmingą investiciją į gamtą, savo aplinką ir Lietuvos klimatą.